Quantum nemirtingoms per 60 sekundžių. Tu važiuoji su mašina, žiūri po ką ir parlek fūrą visų greičiam, kaip 100. Spaudi gazą į per milimetrą išvengi ir išgyveni. Ar taip įvyk iš tikrųjų? Nelabai. Paklausyk dabar. Tuo momentu, kaip ta fūra buvo arti tavęs, iš tikrųjų ant tavi nutrenki. Tu mirėjai, labai bais mirtim. Bet ten buvo tobuls momentas, toks, kur neįmanoma tau pastebėti ir kas galėjo vykti. Tuo momentu tavo visą sielą, tavo visą sąmonį peršoka į paralelinį realybę, kad tai yra arčiausia dabartinis tavo, kad tai yra labiausiai identiška. Tik, kad tuo momentu, kaip ta fūra prie to realybė tavi nutrenki nužodį, dabar to nusišvengė ir paspaudė gazą. Supranti? Tai tas ir kad mes iš tikrųjų realiai nikad nemirštam. Mes tiesiog peršokam į kitą realybę. O faktas ir tas, kad mes 8 milijardus kartų šokinėjam tarp paralelinių realybių. Praeitą sekundę dabar, tu nebuvo tas žmogus, kur tu buvo kon tik prieš sekundę. Tu ves laikėtis, tu ves laikė. Įsivaizduok dabar, kaip to paaiškinčiau, įsivaizduok dabar yra begalybė galimybių, ko tu galėtum dabar padaryti. Kokie tau šauni galva, tai egzistuoja ir kažkokia paralelinė realybė. Tai dabar mintis, kad eitum į priekį, egzistuoja. Tai reiškia, tu dabar paėjai į priekį, bet buvo kažkokia realybė, kur tu toks pat žmogus, taip pat atrodantis, paėjai ir atgal. Ir paėjai į dešinį, paėjai kairį. Ir gal nusėmė akins, ir gal išmetė tos akins viršų, gal netgi iššoka į prūdą, įsimaudė. Viskas egzistuoja, visas paralelinis realybės. Tai mes kiekvieną sekundę 8 milijardus kartų šokinėjam tarp tų realybių. Ir mes skaitamės. Kiekvienas tavo žingsnis yra 8 milijardą skirtingų situacijų, kurios gali įvykti. Mes realiai nikad nemirštam ir mes peršokam į kitą paralelinį realybę. O ką tu manai?